Sveiki, šiandien kalbiname Robertą Polonskį, kuris yra gatvės gimnastikos pasaulio taurės etapo nugalėtojas ir po mėnesio atstovaus Lietuvą Maskvoje gatvės gimnastikos pasaulio superfinale. Taigi, keliais žodžiais papasakok, kuo tu užsiemi. Taigi, esu Robertas, užsiimu gatvės gimnastiką. Trumpai pasakius, kas ta gatvės gimnastika, tai yra jėgos ir ištvermės sportas, kur yra naudojamas tik savo kūno svoris. Arba kartais dar papildomas svoris. Kiek jau laiko tai praktikuoji ir kiek laiko skiri per dieną? Iš viso jau sportuoju maždaug 4 metus. Viskas prasidėjo maždaug tokiu laiku, vasaros pradžioj. Anksčiau sportuodavau po 5-6 kartus savaitę, bet dabar, kadangi yra daug veiklos, irgi susijusių su sportu, tai tenka biškį mažiau. Maždaug po 4, po 3, kartais tik ir po 2 kartus. Bet to pilnai užtenka palaikyti savo fizinę formą? Taip, be abejo, nes ta veikla yra, tarkim, pasirodymai, kažkokios vedamos treniruotės kitiems žmonėms, tai per tas treniruotės, repeticijas vis tiek yra fizinis krūvis ir dėl to yra neprarandama ta forma. Ką tau duoda šis sportas ir kas tave jame varo į priekį? Šiaip visų pirma, ką man šis sportas davė, tai išmokau savyje išugdyti valią, išmokau siekti tikslų. O šiaip sportas man atvėrė kelią į pasaulį. Tai yra be galo daug keliavau, sutikau begalę daug žmonių. Ir visa esmė man šiaip yra su šiuo sporto, jog naujos pažintys, tiesiog savęs atradimas. Aišku. Ir dabar įsimintiniausias momentas, laimėjot Lietuvos talentus, laimėjai pasaulio taurės etapą, koks momentas vis tiek yra pats labiausiai įsižiebęs į atmintį? Iš tiesų, vieni tokių įsimintiniausių momentų, kaip ir minėjot, yra Lietuvos talentai, nes jiems jau ruošiamės labai seniai. Ta prasme, planavom ruoštis, bet tiesiog nežinojom, kada jie bus. Tai talentams ruošiamės ilgai ir sunkiai, dėl to pergalė buvo tikrai saldi. O šiaip, dar kas labai įsimindavo, tai įvairiausias kelionės, į pasaulio čempionatus, įvairiausias varžybas, kur tiesiog sutinki senus gerus pažįstamus, draugus. Ir be abejo tos pergalės, kurios visada sekdavo mane, irgi labai įsimena. Taigi visa patirtis, kuri susijusi su šiuo sportu, man yra labai geri prisiminimai. Esi pralaužęs labai daug gimnastinių elementų, pats kuri savo judesius, variacijas. Kokią matai savo ateitį ir kokių tų tikslų sieki? Visgi tas asortimentas pratimų mažėja. Jeigu kalbant apie tą ateitį su sportu, tai iš tiesų jinai nenusimato labai tolima, nes iš tiesų su sportu yra kiek sunkiau, nes, kaip sakoma, ne visada yra tas sveikatos. Taigi dar mano planai tęsiasi kažkur 5-6 metais į priekį, nes ir dabar jaučiu, jog yra sunkiau, nes po traumų, po didelio nuovargio kartais trūksta tos sveikatos. O šiaip, kokie tikslai mano dar į ateitį, tai visgi toliau tobulėt, stiprėt, neapleist šio sporto, ir manau, kuo labiau išpopuliarint visą tai Lietuvoje, nes noris kažką palikti po savęs ateinančioms kartoms. Nes vis dėlto gatvės gimnastika tai toks sportas, kuris yra visiems prieinamas, nesvarbu tu vaikinas ar mergina, tau 5, 15, 20 ar 50 metų. Ir tiesiog populiarinti sportą. Pats minėjai, būna traumų, momentų, kai judėti yra sunku, kas tokiu metu tave pavaro, pastumia į priekį, dar vis nesustot vis tiek. Kur tos valios randi savyje ar komandos drauguose? Šiaip tos valios nesustot, kai būna sunku. Tiesiog prisimenu tai, dėl ko aš pradėjau, kiek aš jau esu padaręs ir tiesiog mest, sustot būtų apmaudu. Nes vėliau tiesiog gailėčiausi.
dėl to tiesiog save stumiu į priekį su tą mintim, jog esu daug padaręs ir dar turiu daug ko padaryti. Na, čia apie ateities planus labiau. Gerai. Ir Ir taip. dabar tavo komanda Project Mayhem, jūs visi esate savo srities profesionalai, kaip jūs kartu sueinat, kokie jūsų tarpusavio santykiai, ar jūs tarpusavį varžotės, be abejo, draugiška konkurencija visur egzistuoja, bet koks tas gyvenimas kartu? Tas gyvenimas komandoje, na, visi suėjome ganėti, taip pasakyti, netikėtai. Iš pradžių viens kito nežinojom, tiesiog buvo pradžioje keli žmonės, kurie rengė varžybas, mytus ir visą kitą veiklą, kurioje mes aktyviai dalyvavom. Ir tiesiog dalyvaudami tose renginiuose, po kažkiek susibendravom, radom bendrą kalbą. Na ir taip kažkaip visi suėjome į vieną komandą. Na, iš tiesų yra daug ilgesnė istorija, bet jinai užtruktų kiek ilgiau. O šiaip koks tas gyvenimas Mayheme, na, iš tiesų jis yra beprotiškas. Na, pradėsiu turbūt nuo repeticijų, kurios prasidėjo pas mus maždaug prieš metus, gal net ir daugiau. Tai maždaug 2 kartus per savaitę, na dabar kol kas tik vieną. Mes susitinkam sporto salę, kur repetuojam, kūriam kažkokius naujus numerius, bandom realizuoti savo dar neįgyvendintas idėjas. Dar neskaitant to, kiekvieną savaitę kartais 1, kartais 2, kartais 3 kartus turim pasirodymus, kuriems išliejam be galo daug energijos. Taipogi, ypač vasaros metu būna daug varžybų, kuriuose mes irgi dalyvaujam. Taipogi irgi ir ruošiam įvairias varžybas, tai Lietuvos čempionatas, šiais metais be to bus Baltijos čempionatas Palangoje. Na ir šiaip visokius kitokius smulkesnius įvykius, varžybas. Dabar taip, dabar pats dar vis mokais mokyklai, taip? Taip. Kelintą klasę šiemet baigiai? Baigiau 10 klasę, eisiu į 11. Tai vat kažkada kalbinau Denį, jisai buvo minėjęs, kad jūs dėl savo Project Mayhem, kai kurie net galvojat galbūt mest mokyklą ar kažką panašaus. Tai kaip tu matai savo ateitį moksle, žadi kažką studijuoti ar? Na, iš tiesų, ta frazė mest mokslą, tai jis turėjo turbūt omeny, jog čia mesčiau, bet kažkur kitur pradėčiau. Nu, ko gero, nes tektų, ta prasme, išvažiuoti. Nes kaip pats minėjai, tai 5 metai kažkur sportas, paskui vis tiek jis dings, neseks visą gyvenimą. Tai kokie planai su mokslu, tai, na, iš tiesų aš norėčiau baigti mokyklą, būtų labai gerai, bet su tokiais planais, kurių mes turim, kažin ar gausis, bet aš labai tikiuosi, taip. O šiaip, ką planuoju studijuoti, tai po 12 klasės planuoju stoti į VGTU arba KTU, kur studijuosiu mechanikos inžineriją. Tiksliai dar nežinau kur, bet ties tą linkme. Aišku. O dabar mokyklai, aišku, bendramžiai turi daug žalingų įpročių, matai, ant kiekvieno kampo kažkas rūko, kažkas geria, kažkas dar kažką daro, pats nuo tų dalykų visiškai atsiriboji, taip? Taip. Taip ir tikėjaus. Ir tai yra labai gerai. O kaip komandos draugai, visi visiškai esat abstinentai, ar tiesiog būna progų kartais, ar... Na, būna nauji metai, kažkokie šventė, ta prasme... Bet ta prasme, pripažįsti, kad... Tai nėra toks įprastas dalykas, jog kiekvieną, nežinau, penktadienį kaip... Sutinkam su nuomonė, kad tai trukdo visiškai progresui ir tai žudo valią, ko gero, taip galima pasakyti. Na, progresą žudo, o kartais kai kuriems tas toks prisėdimas būna kažkokių naujų idėjų. Nu, be abejo. Na ir vėlgi čia. Bet šiaip esam prieš. Gerai, dabar pasaulio taurė Maskvoje. Visgi dabar laimėjai šį etapą. Kaip žadi stebint tenais? Kaip ruošiasi? Na, norėtus visą sportą kelti kitą lygį. Ir tai jau daryti ne tiesiog, kai tu išeini į sceną, tiesiog rodai savo jėgą. Bet tai turėtų būti kažkoks šou, kad sudomint ne tik teisėją, bet ir patį žiūrovą. Nes žiūrovai, kada žiūri, kai jie žiūri tiesiog į elementą, jie galbūt nesupranta to sunkumo ir, na, kaip čia pasakyti, su to grožio. Bet kai yra dirbama grynai su publika, su muzika, kai yra pateikiama kitaip, tiesiog žmogus tai
pasisavina geriau ir tiesiog žmogui yra įdomiau žiūrėti. Tai aš stengsiu padaryti tokį pasirodymą, kuris iš tiesų patrauks visų akį ir bus tiek muzikaliai, tiek ir iš jėgos ir sunkumo pusės sunkus. Taigi, skamba labai įdomiai, lauksim. Ir ką patartų mūsų skaitytojams, kurie sportuoja savo veiklomis, užsiema ir galbūt norėtų pradėti gatvės gimnastiką praktikuoti? Na, šiaip toks patarimas visiems, kurie ne tik sportuoja ir sportuoja. Jeigu jūs darote tai, ką mylite, jums tikrai nusiseks, nes taip įvyko man. Aš įsiminėjau tom, kas man be galo patinka ir aš pasiekiau daug. Na, svarbiausia tai, manyčiau, atrasti save, bandyti nesustoti tame, ką tu darai ir visada judėti pirmyn. O kai bus sunku, tiesiog nepamiršti, kiek esi jau padaręs ir kiek dar tavęs laukia. Tai tiek. Dėkui, šaunus labai interviu, dėkui labai Robertui, įdomu klausyti ir Einam taškytis. Bullseye.